Pirmoji treniruotė, koks įspūdis ir koks bendras vaizdas? Vaizdas geras, įspūdis taip pat. Pradėsim nuo to, kad atvyko visi tie, kurie planavom. Turi prisijungti į stovyklą Tadas Klimavičius rytoj. Tiesiog žmogus šiandien grįžta iš poilsio, turėjo su šeima, buvo išvažiavęs, turėjo poilsiavo kėlalapį ir dėja negalėjo sugrįžti čia viskas. Šiaip visi darbingi. Pirma treniruotė tradiciškai lauke Evaldo. Ir gal taip atrodė, kad lengviau, nors iš tikrųjų darbą padarėm tą, kur ir planavom. Tiesiog ir vyrams taip sakiau, kad norime, kad tas procesas būtų visas, kad ne per vieną dieną. Per vieną dieną nieko nepasieks ir laipsniškai ir kiekvieną dieną norime judėti į priekį. Taip kad gerai, manau, su gera nuotaika. Likom, laukia vakarinė treniruotė šiandien. Treneriai, nemažos dalies kandidatų dar trūksta. Kaip vertinate tai, jog jie prisijungs vėliau, ar jiems pavyks visavertiškai įsijungti į komandos į rinktinę žaidimą? Žinoma, kad aš norėčiau, kaip turbūt ir kiekvienas treneris, kad mes susirinkam ir treniruojamės tą komandą visi kartu. Bet yra situacija tokia, kokia jinai yra. Kai kurie vyrai žaidžia dar ir kaunasi dėl sakysim, ten čempionų vardų ir taip toliau. Mes tokiai situacijai pasiruošėm ir lauksim, kada kas kaip prisijungs vėliau. Manau, kad to laiko vėliausiai ko gero tie iš Italijos, mūsų italai prisijungtų, tai Rimantas Kaukėnas ir Jonas Mačiulis, jie ilgiausiai žaidžia, bet jie spėja į mūsų stovyklą Hjustone, ten mes turėsim apie 10 dienų. Taip grubiai kalbant. Tai, forma jie bus jau, nes jie žaidė čempionate, tai tiesiog reikės juos įvesti į tos pamokinti derinius. Ir į mūšį. Aš manau, kad to turėtų užtekti. Šiemet pirmą kartą bus rinktinėje ir Kleizai, ir Jasikevičius, ir Valančiūnas. Ar tai kažkiek jums sunkiau, kai komandai tiek daug, bet žaidėjų, kurie gali ant savęs iniciatyvos, ar kaip tik lengviau, kaip treneriai? Tai kada eini į karą ir turi kariuomeniai lėktuvų, tankų, pėstininkų, yra lengviau kariauti, ar tik tai, kai turi ten, sakysim, tik tai tankus? Aš manau, kad yra lengviau, kada turi visą arsenalą, taip ir čia, ko mes turim tų žaidėjų, tik tai džiugu, kad mes tokių turime ir juos išnaudoti. Stengsimės išnaudoti kuo geriau. Treneris šiemet yra naujų veidų, Deividas Dulkys, Antanas Kavaliauskas. Kaip jų pasirodymas? Adas Juškevičius. Adas Juškevičius, esu teisingai. Aš tikiuosi iš jų pirmiausia tų didelių pastangų, noro, energijos ir sakysim taip, kad jie neduotų užmigti ir atsipalaiduotiems senbuviams, sakysim, ir bandytų juos išstumti. Šansą jie turi, šansą jie gavo jau, nes jie pakviesti čia. O toliau matysime.